Šalčininkų socialinių paslaugų centro direktorė Jurgita Lapinskaitė-Tolstoševa šiandien mums pasakoja apie pagalbą žmonėms, socialinių paslaugų svarbą ir turbūt tai, kaip net vienas pokalbis gali suteikti pagalbą ir net keisti žmonių gyvenimus. Tai Jurgita, pirmiausia, apie jūs pačią. Kaip atsidūrėte socialinių paslaugų srityje? Tai visų pirmiausia, gal pažymėsiu, kad iš tiesų tai, kad atsidūriau socialinių paslaugų srityje, buvo sąmoningas mano pasirinkimas ir iš tiesų nepriklausomai netgi nuo to, kad po gimnazijos baigimo iš tiesų savo ateitį labiau siejau būtent su medicinos studijų kryptimi, stojau į ergoterapijos studijų programą, toliau mokslus, sakykime, tęsiau magistro studijose, tai besimokydama fizinės medicinos reabilitacijos kryptį, dar besimokant magistro studijose, iš tiesų turėjau tokią puikią galimybę, iš tiesų tas įgytas teorinės žinias pritaikyti praktikoje ir kažkiek padirbdama jau dabartinėme Šalčininkų rajono asmenų su negalia draugijoje. Tai yra su žmonėmis, kaip savarankiškumo specialistė. Tai buvo pirmoji patirtis tokia buvo. Vėliau savo darbą tęsiau savivaldybės administracijoje, kuravau būtent sveikatos apsaugą mūsų rajone. Nuo 2017 metų iš tiesų mano veiklos laukas kiek prasiplėtė, kadangi pradėjau eiti gan naują poziciją, tai yra tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorės pareigas. Ir jau prie sveikatos srities papildomai prisidūrė dar dvi ne ką mažiau svarbios sritys, tai yra švietimas ir būtent socialinės sritis. Tai didžioji dalis, sakykime, to tokio artimo sąlyčio su socialinė sritimi ir buvo būtent tas darbas savivaldybėje kaip tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorės, kadangi irgi nepaslaptis dar 18 metais, iš tiesų Liepos 1 dieną įvyko jau ta didžioji pertvarka, irgi buvo ruoštasi, kuomet vaiko teisių apsaugos skyriai atsiskyrė nuo administracijos, sakykime, struktūros, ne? Ir jau tas pavaldumas keitėsi būtent į vaiko įvaikinimo tarnybą visą. Socialinis darbas dažnai reikalauja tokios emocinės stiprybės. Ar jūsų karjeroje jau buvo tokių momentų, kai pajutote, kad būtent šis darbas su socialinės sritimis susijęs darbas yra be galo sudėtingas? Žinokite, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad ne, tikrai taip. Ir sunkiausia atvejai, kurie reikalauja iš tiesų tos didelės vidinės stiprybės, yra tuo metu, kuomet susiduri iš tiesų su realiomis žmonių krizėmis, su netektimis kartais, su tomis situacijomis, kuomet negali, sakykime, padėti iškart ir padėti staigiai žmogui. Tai patys sudėtingiausi žmogaus gyvenimo etapai ir susiję būna dažnai su būtent jūsų srities darbo. Tikrai taip, plus dar, sakykime, ir rizikos veiksniai, kurie vėlgi gali sąlygoti tam tikrą šeimos situacijos pasikeitimą, tai yra žalingas vartojimas ir, sakykime, sveikatos sutrikimai, tam tikri emociniai sunkumai, psichologiniai sunkumai. Tai visada įdomu sužinoti, kokių savybių turi turėti tas žmogus, kuris pasirenka socialinės krypties darbą. Visų pirmiausia, žmogus, kuris, sakykime, dirba būtent socialinėje sistemoje, iš tiesų turi pasižymėti gan didelio empatiškumo, būti kantrus, būti atsakingas, gebantis telkti komandą vėlgi, identifikuoti problemą, apie ją kalbėti, sakykime, su paslaugos gavėju, su tuo vadinamu klientu. Ir gebantis dėliotis būtent tą žingsnį seką, kurį iš tiesų padės siekti kiek įmanoma greitesnių ir žymesnių būtent pokyčių žmogaus gyvenime. Tai Jurgita, jau mėnesį, kaip vadovaujate Šalčininkų socialinių paslaugų centrui. Papasakokite apie šią įstaigą, kuo ji šiandien gyvena. Tai visų pirmiausia, gal norėčiau pažymėti tai, jog Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra bene didžiausia Šalčininkų rajone socialinės paslaugas teikianti įstaiga. Mūsų centre dirba būtent 66 darbuotojai šiai dienai ir iš tiesų tai yra ir socialiniai darbuotojai, ir atvejo vadybininkai, ir individualios priežiūros darbuotojai, ir, sakykime, vairuotojai, slaugytojos padėjėjos. Ir iš tiesų būtent visi šie darbuotojai savo kasdienio darbo, savo kasdienio triūsų padeda žmonėms, padeda tiems, kas labiausiai jie kaip ir nori gauti. Tai kokios socialinės paslaugos labiausiai reikalingos šiuo metu Šalčininkų rajone ir kurias jūs teikiate?
Tai sakyčiau, kad paklausiausios paslaugos yra būtent techninės pagalbos priemonės, tai yra jų aprūpinimas, funkcinės lovos, vaikštynės, viskas, kas susijęs, sakykime, su judėjimo laisvė, ne žmogui. Taipogi pagalba į namus, kuomet specialistas atvykstantis, sakykime, pas paslaugos gavėją gali padėti susitvarkyti buityje, nusipirkti, sakykime, vaistų, nusipirkti produktų ir atnešti žmogui. Dar ne ką mažiau svarbios yra būtent transporto paslaugos, tai yra vykimas į gydymo įstaigas, ypač tais atvejais, kuomet iš tiesų paslaugos gavėjai atokiau gyvena, sakykime, nuo Šalčininkų. Tai kartais tenka daug kilometrų nuvažiuoti jūsų darbuotojams ir pasiekti visus, kuriems reikalinga jūsų pagalba. Vėlgi, kaip ir minėjau, centras aptarnauja visą Šalčinkų rajoną, o Šalčininkuose yra 13 seniūnijų, kur iš tiesų, sakykime, tas atstumas kelia tam tikrų iššūkių. Kas dažniausiai kreipiasi pagalbos? Galbūt senjorai, neįgalūs asmenys, kažkokias krizės išgyvenančios šeimos? Dažniausiai pagalbos kreipiasi vieniši senjorai, kreipiasi asmenys su negale, kreipiasi jų šeimos nariai ir pastarųjų metų, sakykime, tendencija yra, kad kreipiasi būtent artimieji, kurie gyvena skyriumi, galimai, sakykime, kitame mieste, kartais netgi ir užsienyje, ir pagalbos į namus organizavimas jiems gali būti kaip vienintelė, sakykime, išeitis, kuomet jie gali pasirūpinti savo, sakykime, seneliais, tėvais ir panašiai. Taipogi, sakykime, čia vėlgi gal nuo centro toksai lūkestis būtų, visada kažkaip raginame ir dirbame ties prevencija, ties paslaugų viešinimu, pavyzdžiui, bendruomeniai, gyventojams per ugdymo įstaigas ir panašiai, telkdami ir kviesdami iš tiesų kreiptis anksčiau, negu įvyksta krizė tam tikra, nes, pavyzdžiui, šiai dienai didžioji dalis, sakykime, tų visų atvejų, pagalbos priemonių inicijavimo, atvejų vadybos procesų inicijavimo ir būna būtent iš Vaiko teisių apsaugos tarnybos, iš specialistų. O žiūrėkit, tenka kartais girdėti tai, kad žmonės dažnai nežino apie socialinių paslaugų pačios sistemos tą veikimą. Tai kaip jūs manote, bet norėtųsi jūsų požiūrį išgirsti, ar žmonės, koks yra jų tas supratimas apie pačią sistemą, apie jos veikimą? Kartais iš tiesų aplamai, žmonės, sakykime, gali nesuprasti tam tikrų ir procedūrinių dalykų, kuomet, pavyzdžiui, kada kreiptis, kokiais atvejais, kur kreiptis ir panašiai. Todėl čia visada raginame ir iš tiesų kalbame apie tai, kad pirmas žingsnis turi būti būtent kreipimasis, atvirai kalbėti, pasakyti situaciją, galima iš tiesų, jeigu kalba eina apie integralios pagalbos teikimą, apie pagalbą į namus, tai galime kreiptis į savo seniūnijos socialinio darbo specialistą, kuris esant poreikiu iš tiesų ir prašymą gali padėti užpildyti, o jau paskui centro socialinis darbuotojas iš tiesų užpildo, sakykime, tolimesnį poreikio vertinimą ir jau susisiekia tiesiogiai su potencialiu, sakykime, paslaugos gavėju. Dar vienas dalykas, pavyzdžiui, ko irgi žmonės ne visai gali ir suprasti, tai, sakykime, apmokėjimo klausimai už paslaugas. Tai kas, pavyzdžiui, vienas asmuo už tą pačią paslaugą gali mokėti skirtingą sumą, dar kitam negali būti nemokama. Tai čia nuo ko Tokiais priklauso? atvejais priklauso irgi nuo žmogaus gaunamų pajamų, bet visą tą dalyką irgi, kai jau daromas tas poreikių vertinimas, tai iš tiesų įvertina ar pasakoma paslaugos gavėjai, kokios galimybės. Ar galima teigti, kad Šalčininkų rajone socialinių paslaugų poreikis didėja? Sakyčiau, kad tikrai taip, ir tas dalykas iš tiesų atsispindi ir mūsų ataskaitose, jeigu, pavyzdžiui, tos duomenys galėtumėm pasižiūrėti, bet asmeniškai iš tiesų jį siečiau ir vertinčiau labai teigiamai, nes sakyčiau, kad didėja gal labiau visuomenės informatumas apie pagalbos galimybes. Kai didėja visuomenės informatumas, kai gyventojai žino, kada dėl kokių priežasčių jie, pavyzdžiui, gali kreiptis, jie kreipiasi. O kokias galbūt naujas, iki šiol dar neteiktas paslaugas planuojate ateity teikti rajono gyventojams? Tai atsižvelgiant į tai, kad iš tiesų prie centro kolektyvo prisijungiau palyginus neseniai, turime iš tiesų jau tą pradžią tokią aktyvę, darbingą ir dėka, sakykime, savo komandos, iš tiesų dėliojamės tiek dabarties, tiek ir ateities darbus, veiklas, priemonės ir panašiai. Tai artimiausiu metu iš tiesų jau data irgi yra numatyta, pasirašome ir bendradarbiavimo sutartį su probacijos tarnyba,
Birželio mėnesį startuoja mūsų projektas, kuris skirtas seniorams, asmenims su negalia, jų šeimos nariams. Jis yra finansuojamas ES lėšomis ir projekto dalyviai iš tiesų turės puikią galimybę dalyvauti meno terapijos užsiėmimuose. Projekto veikla yra tęstinė, trunkanti metus laiko, grafikai jau irgi yra numatyti, todėl aktyviai raginsime visuomenę prisijungti. Tuo pačiu irgi esame pateikę projektų paraiškas sveikatos projektų konkursui ir čia, sakykime, įsivertinę visą tą esamą situaciją, sakykime, šalies mastu, rajono mastu, iš tiesų matom poreikį stiprinti psichosveikatą ir nusprendėme, jeigu gausime finansavimą, tai iš tiesų norėtume inicijuoti spektaklio pasirodymą vyresnių klasių vaikams, vaikus auginantiems tėvams, globėjams apie šių dienų problemas, tai yra valgymo sutrikimai, tai yra, sakykime, vėlgi kūno kultas, patyčios ir panašiai. Po spektaklio iš tiesų irgi turime minčių organizuoti tokias kaip savirefleksijas, tai yra grupinės konsultacijas, bet jos atskiros būtų jaunuolių grupiai ir tėvų grupiai, tam, kad iš tiesų užtvirtinti tas žinias ir būtų galima, sakykime, iš tiesų laisvai išdiskutuoti tai, kokią prasmę aplamai išsinešame po spektaklio. Taipogi, kalbant, sakykime, apie mūsų centro veiklas, tai vėlgi negaliu nepaminėti ir centro organizuojamo šiaurietiško ėjimo žygio. Tai ir dabar, birželio 10 dieną iš tiesų bus organizuojamas būtent šis žygis ir mūsų bendruomenė yra kviečiama jame dalyvauti. Kalbant apie specifines paslaugas, tai iš tiesų dėka Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos pernai metais buvo patvirtintas smurto artimoje aplinkoje prevencijos tokia programa, patvirtintas priemonių planas, numatytas finansavimas ir jau pernai metais startavo savivaldybėje būtent pagalbos grupių vykdymas, smurtinio elgesio keitimo programų vykdymas ir didžioji dalis, sakykime, tų dalyvių būtent dėl grupių sudarymo buvo būtent socialinių paslaugų centro visi potencialūs, sakykime, klientai. Dabar jūsų besiklausydama suprantu, kad jūs tarsi klausotės visada tokio visuomenės pulso turbūt ir planuojat savo veiklą tikrai atsižvelgiant į tai, kas aktualiausia, kokios problemos visai mūsų visuomeniai turbūt šiandien pačios aktualiausios. Tai man atrodo, kad aplamai paslaugų plėtra ir turi išeiti iš poreikio ir čia irgi eina kalba, sakykime, apie tai, ko visuomeniai reikia, ko reikia gyventojams. Jeigu mes girdime gyventojus, mes tada stebime, sakykime, vėlgi tą didesnį grupių surinkimą, nereikia kažkaip papildomai ieškotis, ir tas įsitraukimas tai būna žymiai aktyvesnis. Tai turite nuostabių ir tikrai reikalingų planų, o kalbant jau apie šiandien teikiamas paslaugas, kaip jūs manote, apie kurias mažiausiai gyventojai kažkodėl žino mažiausiai apie jas? Kol kas susidariau tokį, sakykime, vaizdą, kad iš tiesų žmonės mažai žino apie laikino tokio paslaugą, kuri yra skirta asmenims slaugantiems būtent negalią turinčius žmonės. Tai yra gan nauja, sakyčiau, paslauga palyginus, bet tikrai nepasakyčiau, kad paklausti bent jau mūsų rajone. Bet turbūt nepaklausti bent dėl to, kad galbūt žinomumo. Ir kaip žmonės gali kreiptis pagalbos į jūsų centrą? Nuo ko vertėtų pradėti? Ar tai yra labai sudėtingas procesas, ar tai yra visiškai paprasta? Aš galvoju, kad tikrai tas procesas yra labai paprastas, kadangi pradėti galima paprasčiausia nuo paprasto skambučio ar atvykimo į būstinę, į centrą, kuris yra Šalčininkose Sodų gatvė 3A, arba pasiskambinus kontaktais, kurie taipogi yra nurodyti mūsų jau centro svetainėje. Ir pirmas tas žingsnis, kaip ir minėjau, iš tiesų pasikreipti ir nebijoti kalbėtis, papasakoti tą realią situaciją ir iš tiesų specialistas išklausęs visą situaciją nukreips tą reikiamą linkme ir pasidėlios galimai, sakykime, netgi ir paslaugų galimybės, kurios yra tinkamos. Ir paslaugų turbūt gali kreiptis ir tie žmonės, kurie išgyvena kažkokius visiškai laikinus sunkumus. Tuo momentu tik tai jiems reikalingus. Tai kreipiasi žmonės tokios pagalbos. Tikrai taip, nes gali būti teikiamos ir tos pavienės paslaugos, nes kaip ir minėjau, bendradarbiavome iš tiesų su nemažu skaičiumi įvairių įstaigų, institucijų ir, sakykime, jeigu kalba eitų apie emocinius sunkumus, apie psichologinius kažkokius sunkumus, tai iš tiesų galime nukreipti atitinkamą įstaigą tam tikrom paslaugom, galime organizuoti, padėti užsiregistruoti ir čia problemų tikrai nekyla.
jūsų vadovaujamai įstaigai turbūt žodis bendradarbiavimas yra labai svarbus ir toks kasdienis. Ir turbūt tikrai turite ką papasakoti apie bendradarbiavimą su mokyklomis, kitomis švietimo įstaigomis, bendruomenėmis ir visiškai dar kitomis įstaigomis. Tikrai taip, ir bendradarbiaujame ne tik, sakyčiau, su mokyklomis, bendradarbiaujame ir su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, bendradarbiaujame su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, bendradarbiaujame su savivaldybės administracija, jau atsakingais skyriais, šeimos ir vaiko gerovės centrų, vaiko teisių apsaugos įvaikinimo tarnyba, bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis, tokiamis kaip Moterų informacijos centras, dingusių žmonių šeimų paramos centras, Dievo gailestingumo bendruomenė, visuomenės sveikatos biuras, tai probacija vėlgi, gal visų net ir neišvardysiu čia, ir man atrodo aplamai tas bendradarbiavimas ir jo rezultatas jau daugumoje kaip tik ir lemia, sakykime, tas sėkmės atvejus, sėkmės istorijas, kuriomis iš tiesų galime pasidžiaugti. O žiūrėkit, o susiduria su tokiais atvejais, kad žmonės dėl kažkokių tam tikrų priežasčių, galbūt labai asmeninių, bijo kreiptis socialinės pagalbos? Šiai dienai iš tiesų tas požiūris kinta į gerą, bet kaip matom iš praktikos, iš tiesų dar tokiu atveju būna. Ir čia vėlgi, sakykime, ieškant priežasčių dėl ko, tai vienais atvejais, pavyzdžiui, žmonės nėra linkę aplamai pripažinti savo patiriamų sunkumų ir, sakykime, toksai mėginimas dar spręsti kažkokias problemas savarankiškai, nors problema yra linkusi, jeigu jinai nėra sprendžiama, jinai įsišaknyja, jinai gilėja ir paskui, sakykime, būna reikalinga ta didesnė intervencija tokia. Bet šiai dienai iš tiesų jo dar vienas dalykas, pavyzdžiui, dėl ko delsia kreiptis, tai sakyčiau, ta baimė būti teisiamiems, kad savarankiškai kaip ir negali išspręsti savo problemų ir tas problemų nuvertinimas galimai dar irgi iš artimos aplinkos turi taipogi savo reikšmės. Tai ar yra tokia tendencija, kad šiandien žmonės labiau susiduria su tokiomis emocinėmis, psichologinėmis problemomis? Tikrai taip, ir pastaruoju metu iš tiesų, čia man atrodo ir mūsų rajonas neišsiskirs, sakykime, kitų savivaldybių atžvilgių. Pastaraisiais metais didėja iš tiesų žmonių, kurie jaučia nerimą, kurie jaučia įtampą, kurie yra pervargę, kartais netgi galbūt perdegę ir panašiai, todėl tas emocinės savijautos stiprinimas, tas dėmesys skirtas savalaikės pagalbos teikimui iš tiesų yra labai labai aktualu šiai dienai. Ar pastebite, kad kartais, sprendžiant kažkokias tam tikras žmogui kylančias problemas, pakanka tokio emocinio ryšio arba tiesiog paprasto žmogiško pokalbio? Tikrai taip, ir čia, jeigu sakyčiau, kad ne visais atvejais, tai didžioji daly jų iš tiesų taip, nes tas žmogiškas pokalbis, tas žmogiškas ryšys, tas gebėjimas išklausyti, tas vėlgi įsitraukimas, pastebėjimas tam tikrų problemų, atjauta, empatija kito žmogaus atžvilgių, tai yra neįkainojami dalykai ir iš tiesų kartais susiduriame netgi su tokiamis kuriozinėmis situacijomis, kuomet paslaugų gavėjai iš tiesų nedarbuotojų atostogų metu nelabai nori netgi priimti, sakykime, kitą darbuotoją, nes jau turi tas susiformavusi ryšį su konkrečiu darbuotoju. O kaip pastebėti, kad žmogui arba kažkokiam pažįstamam galbūt jau reikia pagalbos? Ir aš turiu galvoje galbūt ir kaimynai, ir kažkokie bendradarbiai, pažįstami, draugai, šeimos nariai gali kreiptis pagalbos dėl kito žmogaus, kai pastebi galbūt jo kažkokias kylančias problemas. Tai pirmieji ženklai, pirmieji signalai iš tiesų būtų tokie, kad jeigu, pavyzdžiui, pamatome iš savo artimos aplinkos, kad šeima, asmuo, sakykime, jau nebegeba susitvarkyti su savo kasdieniais sunkumais, kažkokiais tokiais kasdieniais rūpesčiais, kas anksčiau nekėlė tam tikrų problemų jam, kuomet, sakykime, vėlgi atsiranda dirglumas, atsiranda atsiribojimas, sakykime, jau anksčiau buvo komunikabilus, bendraujantis, o dabar jau žiūri, kad, sakykime, mėgina kažkaip atsiriboti nuo tos aplinkos, kurie anksčiau kaip ir buvo jam įprasta, ne? Tai tokie signalai iš tiesų jie yra pirmieji požymiai, kuomet reikia inicijuoti tą pokalbį. Vėlgi galbūt kažkokie netgi ir minimalūs finansiniai sunkumai žmogų gali slėgti, ne? Bet tas savalaikės pagalbos teikimas iš tiesų ir tas artimas pokalbis gali, sakykime, pastiprinti asmenį ir iš tiesų
inicijuodamas arba tam tikras pagalbos priemonės, arba, pavyzdžiui, nukreipdamas tam tikrom paslaugom ir jau įtakoja savo ruožtu tas teigiamus pokyčius žmogaus gyvenime. O kaip manot, mūsų visuomenėje šiandien, kalbant apie tendencijas, ar yra kažkaip labiau supratingumo ir tolerancijos tam pagalbos reikalaujančiam žmogui? Ar kaip visuomenė priima žmonės, kuriems reikia pagalbos? Šiai dienai iš tos situacijos, sakyčiau, yra pakitusi tą teigiamą pusę, bet vis vien dar būna tam tikrų stereotipų ir vėlgi čia kalba eina, sakykime, apie tai, su kuo dirba socialiniai darbuotojai. Kažkaip visuomenė iš anksčiau sklandė kažkokios legendos, sakykime, kad socialiniai darbuotojai dirba su priklausomybė turinčiais žmonėmis, galbūt socialiniai darbuotojai tik dalyje pašalpas, dėl to vėlgi tas toksai savotiškas atgrasimas, sakyčiau, nuo paslaugos gali būti. Bet svarbu suvokti vieną pagrindinį dalyką, kad nepriklausomai nuo turimo išsilavinimo, kad nepriklausomai nuo užimamų pareigų, nuo tam tikrų socialinių statusų ir panašiai, pagalbos iš tiesų gali prireikti bet kam ir pagalbos prašyti tikrai nėra gėda, jo labiau, kai tai yra pavienės paslaugos, kai tai yra, sakykime, galbūt ir nemokamai organizuojama, tai tie dalykai labai svarbus ir juos iškomunikuoti yra labai svarbu. Viena tokių opiausių galbūt temų yra vieniši senjorai dabar. Ir konkrečiai jūsų socialinių paslaugų centras, kokią pagalbą gali jiems teikti? Techninės pagalbos priemonės, aprūpinimas jomis, taipogi pagalba į namus, asmeninio asistento pagalba, jeigu yra vėlgi, tada dar sakyčiau, sakykime, emocinės pagalbos, tai irgi psichologo organizuoti paslaugas, bet viskas priklauso labai nuo poreikio. Transporto paslaugos, tai jeigu vykimas kažkur, bet labai priklauso nuo konkretaus žmogaus poreikio ir situacijos. O žiūrėkite, gal jau turite kažkokių savo praktikoje istorijų, kurios labai jums įsiminė, palietė asmeniškai galbūt? Tikrai tų istorijų yra ir, sakykime, tiek dirbant ir socialinių paslaugų centre, gal čia dar tiek nesu turėjusi asmeniškai, bet lyginant iš praeito darbo, kur irgi, kaip ir minėjau, yra siejama būtent su socialinė sritimi, tai iš tiesų smagu ir paliečia, sakykime, iki širdies gilumos tie atvejai, kuomet žmogus, išgyvenantis krizę, geba atsitiesti, geba suprasti, susivokti, kuomet, sakykime, tas pats vienišas senjoras, čia irgi už tam darbę dirbant, buvo atvejis, kuomet vėlgi neabejinga kaimynė pasiskambino ir pasiteiravo, ar gali būti teikiamos tam tikros paslaugos vienišai močiutei, tai jie negali iš tiesų nepaliesti. Socialiniai darbuotojai dažniausiai susiduria su žmonėmis, kurie išgyvena sunkiausius savo gyvenimo etapus. Kaip patys socialiniai darbuotojai pasirengia tai priimti, tai kažkaip tai neparsinešti problemų namo, susitvarkyti su tom emocijom? Susitvarkyti su emocijom visų pirmiausia yra labai svarbu aplamai atriboti tą darbą nuo asmeninio gyvenimo. Be galo svarbu vėlgi tos emocinės ribos, kurias kiekvienas, sakykime, suprantame vėlgi labai individualiai. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai poilsis yra, kokybiškas poilsis. Ir nuo savęs gal dar pridursiu, kad iš tiesų be galo svarbu suvokti, kad tikrai ne visais atvejais gali pagelbėti ir ne tik nuo tavo noro, sakykime, gali priklausyti sėkmė konkrečiu atveju. Ir pagalbą iš tiesų galima suteikti tam, kas nori, kas siekia, kad jinai būtų suteikta. Ir taip įvertinant, kad socialinis darbas yra iš tikrųjų sudėtingas, apimantis labai daug visokių įgūdžių reikia turėti. Tai ar Lietuvoje yra jisai pakankamai vertinamas, kaip jūs manot? Kiekvienais metais socialinis darbas iš tiesų yra vertinamas vis labiau, ar tai džiugina, tačiau man atrodo, kad dar yra kur tobulėti ir tas dalykas iš tiesų turi būti, sakykime, dar aukštesnėme lygyje. O kaip įsivaizduojat socialinių paslaugų sritį mūsų rajone po kažkiek metų? Turbūt vis tiek dabar yra tokie, sparčiai turėtų jinai taip atliepti visuomenės lūkesčius, keistis, pačiai sistemai turbūt pokyčių daug dar pakankamai reikia.
Tas socialinių paslaugų sritį iš tiesų ir tus pokyčius siečiau su paslaugų plėtra, su pagalbos individualizavimu. Be galo svarbu yra paslaugų prieinamumas, kaip ir minėjau, ypač, pavyzdžiui, atokiau gyvenantiems rajono gyventojams. Taipogi be galo svarbu yra pats bendruomenės įtraukimas ir jų įsitraukimas. Ir turbūt daug bendradarbiavimo vyksta ir su seniūnijomis. Būtent kaip atrasti tą vienišką senjorą, kuris gyvena labai jau tokiame kaime. Turbūt susidūrėt su tokiom situacijom. Čia per seniūnijos taipogi, kas Ir turbūt jau buvo tokiu atveju, kad labai buvo ir ne vienas atvejis ir, sakykime, vėlgi tas bendradarbiavimas su seniūnais, tai irgi vyksta tiesiogiai, kaip ir minėjau, yra ir socialinio darbo specialistai. Ir niekas geriau neišmano, sakykime, savo teritorijos negu seniūnas. O tai socialinių paslaugų sistema Lietuvoje šiandien geba išspręsti visas kylančias problemas. Ar kažkokios problemos yra labai sunkiai dar vis įveikiamos? Tai šiai dienai iš tos sistema, sakyčiau, sprendžia tiek ir problemas jau esamas, bet skiria, sakykime, tą dėmesį ir siekiant užkirsti joms kelią. Tai yra viskas, kas susijęs su prevencija. Tačiau vis viena, kaip ir minėjau, kažkokios, sakykime, tokios konkrečios nuomonės gal ir nepasakyčiau, kadangi praktikoje matome, kad dažnu atveju tenka dirbti ir su kriziniais atvejais, tai tokiais skubiais atvejais, ir čia ateina kalba būtent, sakykime, apie atvejo vadybų inicijavimą ir panašiai. O tai ko socialiniai sričiai labiausiai trūksta šiandien? Finansavimo, specialistų ar tiesiog visuomenės tokio vertinimo? Tai čia, žinokite, visi tris aspektai yra gana svarbus. Finansavimas dėl paslaugų yra be galo svarbus. Vėlgi specialistų pritraukimas irgi yra svarbus dalykas, kuris neatsiejamas nuo pagalbos prieinamumo, tai yra nuo tų resursų pačio centro ir visuomenės supratimą, žinoma, kad net grasyt, o netgi prevenciškai pasikreipti. Ir Jurgita, pabaigai tada klausimas, ką patartumėt žmogui, kuris išgyvena sunkumus šiuo metu ir tiesiog nežino, nuo ko pradėti? Tai šitas pirmasis žingsnis tai turėtų būti nedelsti ir nebijoti kreiptis, nelikti vienam su savo problema, o pasipasakoti ar specialistui, jeigu nėra, sakykime, dar to tokio pasirengimo kalbėti su nešališku asmeniu, su specialistu ir panašiai, galbūt dar, sakykime, tas kontaktas labiau jisai bus su artimu žmogumi, tai kas be ko kažkam pasakyti ir pradėti jau ieškoti pagalbos ir jų sprendimo būdo.